atvykom į Briuselį, matot, atrodo šventiškos nuotaikos, bet mūsų Lietuvos žemdirbių nuotaikos nekokios. Žinom, kad šiandien ir kokios kainos pieno, grūdų, mėsos ir taip pat ateinantis laikotarpis, kuris veda ūkininkus į nežinią. Mes ir taip jau gaunam pačias mažiausias išmokas Europos Sąjungoje, tuo pačiu dar ateičiai žada mums dar 20% sumažinti ir taip, kad ūkininkam neapsimokės neauginti, jau taip mes liko tik šiandien grūdai, bet grūdai matot po 150, 160, tai ateities ir grūdininkai nesimatys. Tai vat rytoj bus didelė manifestacija, suvažiuoja visų šalių žemdirbiai ir mes išsakysim tas mintis, išgirsim ir kitų, matot, šiandien ir Prancūzijoje buvo, ir Graikijoje. Pažiūrėkit ūkininkai, kaip ten jau pasirodė kitos ligos, reikia pjaut karves ir kaip pasakyti, ir jie taip pat ir tą Merkosurį nepritarė, supranti, gal tos buivulienos užveš. Ir kyla klausimas, ar tai Europos Sąjungai reikalingas toks žemės ūkis. Ar gal mes per daug prigaminam, gal to nereikia mažyti ir visa kita. Bet kai reikės padidinti tų ūkių skaičių į to pieno gamybą, mėsos ir visa kita, o tada bus spręsis klausimas. Ar reikia pirma tankų, raketų, ar reikia maisto.